Dailininkas Alfonsas Šuliauskas personalinės parodos atidarymo detalės, kaip ir visuomet, buvo apmąstęs iš anksto. Preciziškai apgalvota, kurioje vietoje ir koks kūrinys papuoš viešbučio Pušynas erdves, taip pat, kaip bus surengtos ekspozicijos atidarymo iškilmės. Vos užsukę parodos lankytojai pirmiausiai staptelėjo prie pirmųjų parodos eksponatų – Alfonso Šuliausko anapilin iškeliavusių tėvų paveikslų ir paties dailininko autoportreto. Tik po to jie skubėjo apžiūrėti pripažinimo sulaukusius kūrinius – Šventoji Barbora, Paganinis Renesanso paralelė ir kitus žinomų istorinių bei biblijinių personalijų paveikslus. Ekspozicijoje galima pamatyti ir Alfonso Šuliausko mylimų vaikaičių Barboros bei Mykolo portretus. Menininko teigimu, jam svarbu, kad kūrinyje būtų perteikta mintis, tema ir visai nesvarbu, kokiu tapymo stiliumi ar techninėmis tapybos priemonėmis ji išreikšta. Net ir portretuose, kuriems privalomas išorinis panašumas, jis visada siekia perteikti žmogaus dvasinės gelmes, jo likimo apraiškas, sielos individualumą, o ne tik nosies, akių ar lūpų panašumą. Todėl Alfonsui Šuliauskui kartais tenka pažeisti net klasikinius anatomijos arba piešimo reikalavimus. Na, o tądien daugelį parodos dalyvių suintrigavo Alfonso Šuliausko personalinės tapybos darbų parodos parinktas pavadinimas – Pavėluota padėka. Buvo planuota šitą parodą padaryti mėnesį anksčiau per gimtadienį, kaip tradiciškai darydavo kiekvienais metais, o gyvenimas įnešė savo korektūras ir teko parodėlę padaryti mėnesį vėliau. Aš įsitikinęs, kad visos mano parodos tai yra padėka žiūrovam, kurie ateina žiūrėti mano darbus. Tai vat ir pavėluota padėka šitą truputėlį mėnesio. Jei jūs būtumėt savo parodą surengęs mėnesio anksčiau, kaip ją tuomet būtumėt pavadinęs? Tada turbūt būčiau pavadinęs kaip nors labai, gal net ir mažiau įdomiai negu dabar, tiesiog pavadinęs savo darbų paroda, tapybos darbų paroda ir viskas. O dabar tas žodis labai daug kam įneša intrigą savotišką tokia, bet tai buvo mano tikrai neplanuota. Dailininkas Alfonsas Šuliauskas yra nutapęs daugiau nei 2000 darbų. Jo kūriniai puošia bažnyčias, sanatorijas, įvairias įstaigas, nemažą dalį paveikslų yra įsigiję ir privatūs asmenys. Naujosios parodos autorius Alfonsas Šuliauskas, paprašytas įvardyti mėgstamiausią savo kūrinį, sakė tokio neturys, tačiau akimirką pamąstęs atsakė. Kai tik padarau darbą, kai baigiu jį padaryti, jisai man jau tampa nebe toks aktualus ir pradeda mintis suktis apie naują darbą. Na, bet yra tų pastarųjų darbų, čia Paganinis, reiškia, paskui Renesanso paralelė, kurie turi pasisekimą. Nu, tai tie, kurie turi pasisekimą visuomenės akyse ir man kažkaip tai tokį padrasinimą lyg tai suteikia. O šiaip tai jau tas, kas padaryta, jau yra faktas. Ir galvoja apie tai, kas dar nepadaryta. Tai visgi kas dar nepadaryta? Visą laiką pas daktarus ir pas Dievą prašau vieno vienintelio dalyko. Ne mano metų skaičių didinti, o suteikti man galimybę pabaigti tuos darbus, kurie yra pradėti. Alfonso Šuliausko personalinės parodos oficialioje atidarymo šventėje maloniai nuteikė menininko vaikaitės Barboros gyvenančios Italijoje šokis. Saksofono ir fleitos garsais susirinkusiųjų širdis virpino vaikaitis Mykolas, o maestro Mikas Suraučius parodos autoriui ir visiems renginio dalyviams dovanojo savos kūrybos dainas. Ekspozicijos atidarymo proga Alfonsas Šuliauskas sveikino šeimos nariai, draugai, bičiuliai, kolegos menininkai ir kiti jo kūrybos gerbėjai. O visi kiti, kurie nori iš arčiau susipažinti su Alfonso Šuliausko tapybos darbais, tai galės padaryti iki gegužės 31 dienos.